tarsi nuleisdavo rankas, komanda tarsi pasimesdavo ir po to jau atsakydavo tikslų kovoti dėl aukščiausių Lietuvos futbolo lygos čempionato apdovanojimų. Taigi labai tikrai norėtųsi, kad vilniečiams neatsitiktų taip ir šiais metais. Vieną barjerą, ties kurioje dažnai suklupdavo, Vilniaus Žalgirį, jie peršoko šiais metais gana lengvai. Priminsiu, kad vilniečius jie štai šiame stadione nugalėjo net 4-1. Tuo tarpu štai rungtynės su Mažeikio Romaro komanda susiklostė jiems šiandien gana nesėkmingai. Dar kada priminsiu, kad 9 rungtynių minutė pirmajame kėlinyje po 11 metrų baudinio Paulius Malžinskas, Vilniaus Panerio komandos žaidėjas, įmušė pirmąjį įvartį šiuose rungtynėse. 15 pirmo kėlinio minutė Raimondas Žutautas išlygino rezultatą. Neteisus šį kartą buvo Remigijus Pocius. Nustūmė vartininką Henriką Tiškų. Taigi 15 minutė Raimondas Žutautas išlygino rezultatą. 32 pirmo kėlinio minutė Edgaras Tumasonis, norėdamas išgelbėti savo vartus, nukreipė kamuolį kaip tik į juos ir 2-1 jau pirmą kėlinį tokiu rezultatu laimėjo Mažeikio futbolininkai. Ir vos tik prasidėjus antrajam kėliniui mažeikietis Vitalijus Daniličevas pelnė trečią įvartį. Štai po šių 4 taiklių smūgių rezultatas yra 3-1 Mažeikio komandos naudai. Ir mažeikiečiai, dabar jau tuo tikrai nebejoju, iškovos dar vieną pergalę Lietuvos futbolo lygos čempionate ir taps vienvaldžiais Lietuvos futbolo lygos čempionato lyderiais. Remigijus Sakalas. Ir nepaisant to, kad mažeikiečiai pirmauja, gana drąsiai jie atakuoja savo varžovų vartus. Žaidžia dabar jau ramiai, atsipalaidavę. Darius Magdišauskas išmuša kamuolį už aikštės ribų, vilniečiai jį grąžins atgal. Žiūrovai toliau nesiskirsto, tačiau stebi, kuogi baigsis šios rungtynės. Galbūt antrajame kėlinyje pavargo šiek tiek abi komandos, tačiau šis nuovargis tikrai kur kas ryškesnis Vilniaus Panerio komandos žaidime. Mažeikiečių nusiraminimą savame suprantama galima pateisinti to, kad juos tikrai patenkina rezultatas, kuris buvo užfiksuotas jau antro kėlinio pradžioje. Rolandas Vaineikis, mažeikiečių komandos kapitonas, buvo su kamuoliu. Tomas Kančelskis. Raimondas Gečas. Ir vėl Rolandas Vaineikis. Neteisus Rolandas Vaineikis pralaimėjo dvikovą. O štai dabar be abejo bus geltona kortelė parodyta, jeigu neklystu, 5 numeriu, tai Tomui Kančelskiui. Apmaudus, aišku, maudi tokia pražanga. Prado kamuolį mažeikiečiai ir išmušė kamuolį už aikštės ribų. Teisėjas iš karto už tokią pražangą parodė geltoną kortelę. Mažeikiečio ataka, Dončenka su kamuoliu. Ir Dončeko smūgis praskrieja vėl šalia Virpsto. Taip keičiasi ir vėl žaidėjai Mažeikio komandoje, tai be abejo taktinė gudrybė. Paskutinės šių rungtynių minutės. Vilniečiai smagiuoja kamuolį toliau į priekį. Čia matau, kad ir jie nuleido rankas. Taip, aidi finalinis šių rungtynių švilpukas. Ir Mažeikio Romaro futbolininkai iškovojo labai svarbią pergalę Lietuvos futbolo lygos varžybose. Išvykoje rezultatų 3-1, nugalėdami kitą čempionato lyderį Vilniaus Panerio futbolo klubą. Taigi, Mažeikio